Lithuania's national dances. It will be polka and waltz. Okay? These were two main dances, and now she wants you to look at these young people. Tai yra mūsų jaunimo lietuvių tautiniai drabužiai. Jaunimo. These are our maidens and well, young people's national clothes. Ir būtent iš Aukštaitijos regiono. And it's from our highlands region. Ne žemaičių drabužiai yra visai kitokie. Because the national clothes from the lowlands are entirely different. Ir jūs matėte taip pat, kai šoko polka, pasidėlyti. Tai yra vaikų drabužiai. And as you can see, when we were dancing polka, these are children's clothes. Dabar tikiuosi, kad jau supratot, jog tai yra du kolektyvai, iš tikrųjų jaunuolių ir vaikų kolektyvas. And as you probably understand now, these are the children and the young people group. Man labai jums smagu pristatyti. Deja, šitie auklėtiniai yra ne mano mokiniai. Jie jau šoka 6 metus ir jos moko šokti mokytoja Janina Vasiliauskienė, kuri buvo taip pat ir mano šokių mokytoja. She says that these older students are not her students, but other teacher students who was teaching her to dance too when she was younger. Taip, tai va. O mažoji grupė, jaunuolių vaikučių grupė yra jau mano mokiniai ir bet mes visi kartu susijungsim ir rodysim jums vieną bendrą repeticiją. And the smaller children are her students, but today they are going to gather together and show you their repetition together. Ačiū, jūs dabar atsisėskit pasėdėti. O kad mes iš tikrųjų šokam ir kad mūsų vaikai šoka, nes truputį prie ekraną galėsiu pasižiūrėti. Dabar tai mūsų, mes iš tikrųjų dar gyvuojam šitas mūsų kolektyvas 1 metus, tai tai, ką mes darom per tuos metus, jūs dabar pamatysite. This troupe of dancers has only been established like 1 year ago, and now you're going to see what they have accomplished already.